Kokios pagrindinės Unix operacinės sistemos tinklo komandos, kurias galima naudoti ir Linux operacinėje sistemoje? Taip, reikmenys. Terminalas. Komanda ifconfig. Tai yra ta pati komanda, kuri parodo, kokie IP adresai yra suteikimi kompiuteriui. Tik tai skirtingai nuo Microsoft DOS operacinės sistemos yra ne if, o ifconfig. Taip, ir mes matom hardware adres, tai yra MAC adresas kompiuterio. Jam suteiktas adresas yra, IP adresas yra 192.6.2.219. Broadcast, tai yra serverio, DHCP serverio adresas. Potinklio kaukė suteikiama tokia. Toliau galima matyti, kiek bitų buvo išsiusta, kiek parsiusta būtent per šitą ryšį. Komanda ping yra ir nurodomas IP adresas arba internetinės svetainės adresas, patikrina ryšį, ar yra ryšys su internetu, su kompiuteriu, su kažkokiu tai mazgu ar maršrutizatoriu. Pagal nutylėjimą ping komanda siunčia be perstojo signalus, todėl taip kaip Microsoft operacinėje sistemoje buvo -T raktas. Sustabdymas naudojant mygtuką Ctrl+C, mygtuko kombinaciją, tai būtų -T, kitaip tariant, taip kaip DOS-e, o Unix-e pagal nutylėjimą ping ir nurodant adresą siunčia labai daug paketų be perstojo. Ping -C kaip skaičius count, tarkim 10 svako.lt siūs tik tai 10 kartų paketą į nurodytą adresą. Taip, matom tą pačią statistiką, tik tiek, kad buvo ne begalybė kartų, o 10 kartų. Kaip galima pakeisti dydį? Standartiškai skirtumas nuo Microsoft DOS yra toksai, kad DOS'as 32 bitų paketą siunčia tokio dydžio paketą naudojandamas ping komandą, o Unix 64. Tai yra komanda -S kaip size, pavyzdžiui 512. Tai dabar siūsim 512 bitų paketą. Ir kadangi nenurodėm jokio kito rakto, tai bus be sustojimų. Todėl galima naudoti abu raktus kartu. -C 5. Dabar 5 kartus 512 dydžio bitų, 512 bitų dydžio paketą komanda ping siūs į nurodytą serverį. Kita komanda, kuri yra ta pati kaip DOS-e tracert, tik tai Unix-e naudojama traceroute, traceroute, ir jinai yra skirta parodyti, per kiek mazgų signalas turi praeiti, kol nueina iki galutinio taško, galutinio IP adreso arba serverio internetinės svetainės. Taip, kartais būna, kad standartiškai programa nėra ir komanda nėra suinstaliuota. Linux-e labai patogi komanda yra superuser-do apt-get, kuri parsisiunčia programas iš interneto ir jas suinstaliuoja. Bet tai veikia komandinta terminaliniam režime. Taip, įvedam slaptažodį. Suklydau rašydamas pavadinimą, paminėdamas DOS-ą. Taip, reikia install ir traceroute. Superuser-do apt-get install traceroute. Iš tikrųjų, jeigu žinom tikslų pavadinimą, tai naudoti apt-get komandą yra labai naudinga, nes naudojant ją, būtent jinai automatiškai susiranda
kas reikalinga ir įdėgia. Tai dabar C route, 3 route. Taip, rodys per kiek mazgų nueina signalas, kol nueina iki Svako LT serverio. Tai va, komanda sėkmingai įvykdyta. Kaip sukonfigūruoti tinklą ne FreeBSD, o Ubuntu operacinėje sistemoje. Sistema, nustatymai, tinklo prisijungimai. Taip, čia rodoma, koks yra tinklo plokštės adresas ir pavadinimas, kokį yra prisijungęs prie interneto dabar šitas kompiuteris. Galima naudoti belaidį ir spaudžiant pridėti mygtuką, tuomet įvedamas reikalingą informaciją. Lauko pavadinimas, saugumo lygis, taip, uždariau netyčia. Dar kartelį, tinklo prisijungimai, nustatymai tinklo prisijungimai. Mobilus plačiajuostis, čia tie mūsų dabar populiarūs BT, Omnitelis ir jų paslaugos, DSL paslauga, kur dar būdavo seni modemai, kur reikėdavo prisiskambinti naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį. Taip. Ką mes galim pakeisti? Taip, įvedam slaptažodį. Būtent mes dabar pakeisim tinklo plokštės nustatymus. Spaudžiant mygtuką keičiam, įvedant slaptažodį ir taip, čia yra MAC adresas, jį galima pakeisti. IPv4 parametrai. O čia yra parinkimai, ar jis bus automatiškai suteikiamas viskas iš DHCP serverio, ar tarkim rankiniu būdu suvedamas. Jeigu pasirinkam rankiniu būdu, spaudžiam pridėti, rašom IP adresą, kaukę potinklio ir numatytai šliuzą arba, kitaip tariant, gateway'ų. Tai yra tas mazgas, pro kurį išeinama į internetą, tarkim, gali būti šitas. DNS serverio. Taip, DNS serverio, tarkim, adresą galima lygiai taip pat įvesti